paprastai, jeigu žmonės priima sprendimą gyventi kartu, jie ir gyvena kartu. Sunku suprasti, dėl kokių priežasčių jie galėtų gyventi atskirai, jo labiau pas savo tėvus. Tai nebent tik tai viena vienintelė priežastis, tiesiog jau suaugęs žmogus, jisai vis tiek dar jaučiasi vaikas ir jam labiau patinka būti su savo tėvais, kurie natūralu, kad tėvai rūpinasi tavim, o tau tada nebereikia rūpintis gyvenimo bendražygių, su kuriuo tu nusprendai būti kartu. Tai aš manau, kad iš tikrųjų čia tokie santykiai yra labai rizikingi, nes paprastai anksčiau ir vėliau iškils klausimas, kokią prasmę tada turi vertinti, kad gyvenama kartu. Ir iš tikrųjų gyvent kartu gali žmonės tie, kurie yra pasiruošę tam. O natūralu, kad pasiruošę tai reiškia brandžios asmenybės. O brandžios asmenybės aiškiai suvokia savo vaidmenį, savo atsakomybę, savo pareigas ir jau gebanti gyventi savarankiškai atsiskyrusi nuo savo tėvų pirmiausiai. Jeigu žmogus dar nesijaučia galintis savarankiškai funkcionuoti, tai žinoma, kad tokiais atvejais aš kaip specialistas galiu rekomenduoti, kad kreiptis į psichologus, į psichoterapeutus, nes tai normalu paprastai suaugusiam žmogui būti gebančiam gyventi savarankiškai ir pasirūpinti savim. O jeigu to negalim padaryti, tai akivaizdu, kad yra kažkokios tai galbūt psichologinės problemos, kurios įvardyjamos kaip psichologinė simbiozė ir tai gali kartais būti tik tai preliudija į kur kas sunkesnius ir rimtesnius psichikos sutrikimus.